plauksim delfinų pažiūrėti. Su tokiu. Ten dar ir man grėsmė biški. Su tokia ir įdomi. Vieną kartą esam plaukė. Tai dabar reikia parodyti taištas. Neužraudė. Šitai, nes aš jau mačiau. Daugam. Mes šitais plauksim su Seabourn ir bilieto kaina 35 eurai suaugusiam ir per pusę kainos yra vaikui iki 14 metų. Kitur buvo bilieto kaina 40 eurų ir vaikui 20 eurų. Nu, mes dabar, taip sakant, jau sutaupėm biški 15 eurų, panašiai, už tą patį. O delfinus pamatys, nepamatys, tai čia praktiškai delfinus visą laiką pamatys. Šiaip geriau delfinus plaukti po pietų žiūrėti, nes iš ryt nelabai tesimato. Geriau po pietų, nes tada maitina. Viens išplaukė, netelkom vis, dabar lipsim į tėt. Ten parplaukė tokiai. Biški mažesnis. Mergina išėjo atsisėsti ant tinklo. Sakė, visai nori išsimaudyti. Jau ką, ir mes pajudėjom. Aha, tai dabar kuris, kurį čia praleis? Ar mes, ar jie? Čia Kaspero laivas. Paliekam krantą. Plaukiam ieškoti delfinų. Biški siubuoja. Ką? Biški siubuoja, sakau. Horizontas aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn. Fainiai. O Gabi, tai iš vis net nereaguoja. Zinanai. Saulutė išlindo. Plaukiam jau pusę valandos. Delfinų dar nesimato. Nu, biški liūdesėlis yra. Plaukiam jau 45 minutės, o delfinų dar nėra. Nefainiai, jau liūdnas. Kad ir kitų laivų iš tikrųjų nebesimato. Ten
tikėkime suras. Ką? Tikėkime suras delfinus. Laukiam dar laukiam. Nu, lygtais mumis nudžiugina, kad pamatysim delfinus. Kažkas pamatė. Tai žiūrim, aišku, per kamerą turbūt nepasimatys jį. Ir yra čia. Bet einam žiūrėti. Matom. Gabija nelakstyti. Eik arčiau, eik dabar ten arčiau prie tų žmonių, nebijok. Drąsiai. Eik. Jeigu kas sulaikys tave. Matai? Wow. Look, they're here. Yeah. Can you see? I saw. You saw. Yes. So we can leave now. No. One saw more. How close. Give me. Film. Can you put camera like this? It's better like this. For YouTube? Like this? Yes. Pavyko pamatyti. Matai, Gabija? Oh, there is a baby there. There is a baby dolphin there, and they're swimming next to the mother. Yes, I saw it. Va, mums pavyko pamatyti delfinus. Ta delfino video nufilmavo vienas iš įgulos narių. Žinokit, verta. Seaborn. Seaborn, tikrai labai faina kompanija. Įgula. Aišku, visi yra biškutį vyresnio amžiaus. Ne jaunimas, ne paaugliai, bet fainiai, visi labai draugiški yra, aišku, pinigus už tai gauna jo viską, bet natūraliai, jiems natūraliai gaunas tas linksmumas, tas fainumas visas, tiesiog matas. Tai nežinau, kaip čia dabar girdis, nes laukiam atgal, jau kompanija visai išsimaudė, laukiam į krantą. O delfinus pavyko. Ne va, grįžom į žemę. Aš tikiuosi garsas bus dabar normaliai. Grįžom į žemę ir einam ieškoti kur vakarienę pavalgyti. Kažko tai įdomesnio, skanesnio galbūt. Svarbiausia yra išeiti iš centrinės gatvės. Filetė de espada. Ieškom. Ačiū, kad ten saktų šoną reikės, ne? Ten daugiau kažką vietinę tokį visi dėdavo, ne? Nu čia matai vis dar yra arti centro. Arti centro. Oi.
Čia, man atrodo, reikėtų sukti. Bažnyčia turbūt. Jo, čia, ne? Ne. Ne čia? Ne. Ten yra aukščiau, ne čia. Einam čia, išlysim kažkur. Biški ne čia nuėjom. Reikėjo prie parko. Palauk. Nu, mes nuva šitais. Bet čia vergoti. Ta parksai ten toliau. Mes ten išlindom. Nu jo, parkas ten toliau turėjo būti. Pasimečiau, nesusiradau. Tai kur nors išleisim, vis tiek. Čia mes išlindom prie pagrindinis. Tai ten žemiau reikia eiti, grįžti atgal. A ne? Nu. Ne, čia legalizavo irgi kanapis, kad yra visur parduotais. Čia kiniečiai tą krautai tebi. Bazar do Povo. Tai parduotuvėje buvo pirkta suknelė prieš 3 metus. Bet čia mus nedirba dar. Čia gėrim. Ką? Gėrimo meniu. Čia meniu turi Starteriai žiūrėti. Čia ne. Bus. Čia teikia bijo, kur nuėti. Kas čia? Praėjo. A, čia pirmais tą praėjom. Lėki. Bananai. Čia starteris tik ta. Na. Taip, salotus, vegetariškų, vaikų meniu, seafood. Ne, nu čia jau tas kainsas. A nereks eiti rimta, jeigu jau už toks pinigais, tai geriau tako debako vlėti. Faktas, kad į ten bus kainos pakilusios. Hola. Hola. Taip. Čia dar brangiau. Jo. Thank you. Čia toliau niek nebebus, spėlau. Ko gabušką norėt valgyti? Bulvytės, pasta. Žodžiu, tai gatvelį nieko gero nerandam. Kainos kosminės. Totaliai kosminės. Just. Pabringo Madeira. Smarkiai. Pažiūrim tam trigalį. Ai, čia ta šita. Aha. Tas pats įdėti, be. Hola. Hola. Fish, seafood. 28 numeris būdavo 5-16, ar dabar jau 21 paliks. Jo. Aš jau su paprastai sakinukai. Sakinukai nuo saulės yra padėti. Sėdim kavinukiai. Radom. Va, jau užsisakėm. Gavom česnakinės duonos, kur jau iškart visi po gabaliukai nebėrtus. Labai skani česnakinė duona. Tikrai rekomenduoju visiems valgyti.
Labai skaniai. Šeimyna jau valgo. Nu, čia jau Tradiciškai sakant, viskas aišku. pats skaniausias maistas. Super. Super. Tu pasakyk, kas čia, ką čia valgai? Thank you, bro. Obrigada. Kaip čia vadins, espada. Su passion fruits. Padažu. Super. O pas mane franšizinė. Tradiciškai Portugalijos maistas. Yes, yes, yes. Please. Okay. Thank you. Nu, tai aš to vien suvalgys, to įdausi, ne? Tu kiek pasidalinsi, o atvirkščiai. Čia yra franšizinė. Gabi, čia tas pats ir kas čia ir. Gerai, mes einam valgyti. Mums skanaus. O čia mes turim karamelinį pudingą. Nesimaivyk. Visa Lietuva tave matys. Ne, nu parodyk, kas čia. Čia viršaus karamelė, kas čia yra. Skysta? Skysta? Taip, čia karamelė. O, tai vadinasi. Iškrauk. Ką tu nori padaryti? Tai žinoma. Vaikai? Ragaujam karamelinį pudingą. Skaniai. Skaniai. Vėl video iš kitos vietos. Pavalgėm. Persivalgėm, prisivalgėm. Daug. Dabar nešam savo pilvus iki parduotuvės. Nes pusryčiams reikia truputį. Ir viskas, nežinau, gal dar parduotuvėje parodys ką nors. Kokios kainos. O čia kainos yra mažos. Tikrai mažos parduotuvėje. Pigiai apsiprekint galim. Esant vietiniai. O čia kavinės yra pilnos žmonių. Tiesiog pilni staliukai. Vis parodyti. Jeigu čia matos vat už nugaros vienoj pusėj, kitoj pusėj. Mes čia esam gal per 2 gatvelės nuo centrinės gatvės. Pigiau vis tiek yra negu kad centriniai.